Labas rytas, mėlieji. Šiandieną mes jums pademonstruosime bicepso, rankų raumens, būtent bicepso treniruotę. Prisijunkite prie mūsų. Pirmas pratimas. Imam štangutę, rankos prie šonų ir kiekvieną kartą lenkdami rankas iškvepiame. Ne tik vyram, bet ir moterim labai aktualu yra rankų raumenis. Padarysim rankas gražias. 15 pakartojimų, pailsime, vėl 15 ir taip 3 kartus. Sekantis mūsų pratimas. Lenkimas po vieną ranko su išsukimu. Išsukam prie peties, grąžinam į pradinę padėtį, su kiekvienu kėlimu prie peties iškvepiame. Skaičiuojame vieną ranką. Abiem rankom turi kliūti apie 12-15 pakartojimų. Tuomet pailsime, padedame svarmenis ir taip 3 kartus po 15. Sekantis mūsų pratimas bicepsui vadinasi plaktukas. Rankas prispausim prie šonų ir po vieną kelsim aukštyn ir žemyn. Žemyn nuleidžiam tiek, kad neatsipalaiduotų raumenis rankyčių. Su kiekvienu kėlimu iškvepiame. Vėlgi skaičiuojame vieną ranką. Kiekvienai rankai turėtų kliūti nuo 12 iki 15 pakartojimų. Vieną tokią seriją padarome, atsigeriame, pavaikštome, pailsime ir taip 3 kartus. Užbaigsime šiandien treniruotę klasiką. Klasikinis pratimas, lenkimas nuo kelio. Po vieną ranką keliam aukštyn, trupučiuką sulenkiam ir truputį ištęsiam. Ištęsiam tiek, kad neatsipalaiduotų ranka. Kiekvieną kartą, kai keliam, iškvepiam. Labai gerai dirba bicepsas, rankų raumuo. Tai, kaip sakiau, yra aktualu ne tik vyram. 12 pakartojimų ir keičiame ranką. Ir tuomet pailsime, taip 3 kartus po 12 pakartojimų. Šiam rytui buvo tiek. Trenerė Sigita ir aš, trenerė Lina, jums linkiu gero ryto, geros nuotaikos ir viso gero.